Sveiki visi, sveikiname jūs atėjusius į skubios pagalbos skyrių. Šiame filmuke trumpai papasakosiu apie dar vieną unikalų procesą vykstantį mūsų skyriuje ir tikrai garantuoju, šito proceso tikrai nerasite kitose skyriuose. Jūsų reakcija turėtų būti tokia. Kas tai per procesas? Tai rūšiavimas. Manau, jūsų reakcija turėtų pasikeisti. Taigi mūsų skyriuje, skubios pagalbos skyriuje naudojama rūšiavimo sistema yra paremta amerikiečių sukurtų SI, tai yra Emergency Severity Index 5 skubumo kategorijų įrankių. Tai paprastas algoritmas, kuris padeda sukategorizuoti pacientus, paprasčiau tariant, apsprendžia laiką, per kurį pacientas turėtų būti apžiūrėtas gydytojo. Tai yra atsižvelgiant į paciento būklės sunkumą ir resursų kiekį, kuris reikalingas prieš priimant galutinį klinikinį sprendimą. Mūsų skyriuje pirminį rūšiavimą atlieka rūšiuojanti slaugytoja. Rūšiavimo poste greitosios medicinos pagalbos atvežtiems pacientams ir taip pat slaugytojai arba paramedikai ambulatoriniams pacientams apžiūros kabinete. Visas rūšiavimo procesas paremtas atsakymu į 4 kertinius klausimus, į kuriuos atsakius priskiriama viena iš skubumo kategorijų. Taigi, pirmas klausimas, ar pacientui reikalinga neatidėliotina gyvybę gelbstinti intervencija. Pavyzdžiui, pavyzdinė intervencija galėtų būti intubacija, chirurginis kvėpavimo takų atvėrimas, defibriliacija, skubi kardioversija, transkutaninė širdies stimuliacija ir taip toliau. Ir jeigu atsakymas yra taip, pacientas priskiriamas pirmai skubumo kategorijai ir turi būti apžiūrėtas gydytojo nedelsiant. Galima būtų paminėti keletą būklių, kurios atitinka būtent pirmą skubumo kategoriją. Tai klinikinė mirtis dėl širdies sustojimo, klinikinė mirtis dėl kvėpavimo sustojimo, saturacija žemiau 90%, trauminis pacientas, kuris yra komoje, nestabili bradikardija ar tachikardija, hipotenzija su šoko požymiais, anafilaksija. Dažniausiai tokie pacientai keliauja tiesiai į reanimacinę salę ir labai dažnai greitosios medicinos pagalbos darbuotojai apie tokius pacientus įspėja iš anksto ir jie aplenkia rūšiavimo punktą keliaudami tiesiai į reanimacinę salę. Tačiau jeigu į pirmą klausimą atsakymas yra ne, sekantis klausimas yra, ar paciento būklė yra didelės rizikos, ar pacientas gali laukti, ar pacientas yra letargiškas, dezorientuotas, ar pacientas kenčia didelį skausmą. Jeigu keletas pavyzdžių galėtų būti, būklių, kurios yra didelės rizikos, tai krūtinės skausmas atitinkantis ūmaus koronarinio sindromo apibūdinimą, tai trombolizinis insultas, negimdinis nėštumas, pacientas su fibrilinė neutropenija, pacientas savižudis, skausmas, pacientas patirintis skausmą 7 ir daugiau balų pagal vizualinę analoginę skalę. Ir jeigu atsakymas į antrą klausimą yra teigiamas, taip, pacientui priskiriama antra skubumo kategorija, raudona spalva, ir tai reiškia, kad pacientas turi būti apžiūrėtas gydytojo per 10 minučių. O jeigu atsakymas į antrą klausimą yra ne, tuomet sekantis klausimas yra, kiek resursų gali prireikti pacientui prieš priimant galutinį klinikinį sprendimą. Kalbant apie resursai tai tyrimai tiek laboratoriniai, tiek instrumentiniai, gydymas intraveniniais skysčiais, medikamentais, specialistų konsultacijos. Ir rūšiavimo sesuo resursų kiekį apsprendžia pagal pagrindinį paciento nusiskundimą, remdamasi savo turimą patirtim dažniausiai. Galimi atsakymai į šitą klausimą
nei vieno resurso. Vieno resurso turi daugiau resursų. Jeigu atsakymas yra nei vieno resurso, tai 5 skubumo kategorija priskiriama pacientui, tai balta spalva, tokie pacientai apžiūrimi gyvos eilės tvarka. Jeigu atsakymas yra prireiks vieno resurso, tai pacientas priskiriamas 4 skubumo kategorijai, žalia spalva, tokie pacientai turi būti apžiūrėti gydytojo per pusvalandį. Jeigu rūšiavimo sesuo nusprendžia, kad reikės 2 ar daugiau resursų, pacientas turi būti priskirtas 3 skubumo kategorijai, geltona spalva, tokį pacientą reiktų apžiūrėti per 20 minučių, tačiau prieš priskiriant pacientą 3 kategorijai, rūšiavimo sesuo turi įvertinti tokio paciento gyvybinius parametrus. Gyvybiniai parametrai vertinami tokie: širdies trūkimų dažnis, kvėpavimo dažnis, saturacija, kūno temperatūra. Ir jeigu širdies trūkimų dažnis yra daugiau negu 100, kvėpavimo dažnis daugiau negu 20, saturacija mažiau negu 92% be papildomo deguonies, ar su papildomu deguonimi, temperatūra daugiau 38,4, pacientas gali būti priskirtas 2 skubumo kategorijai, tai yra raudona spalva, o raudonus pacientus jūs jau tikrai gerai žinote, per kiek laiko reikia apžiūrėti. Taip, tai 10 minučių. Šaunuolė. Prieš pat pabaigą norėčiau pabrėžti, kad kaip ir paciento būklė, taip ir rūšiavimas yra iš principo dinaminis procesas ir skubumo kategorija gali kisti, todėl gali būti, kad paėmę geltonos spalvos papkę prie paciento lovos rasite jau 2 skubumo kategorijos pacientą. Aišku, linkėčiau jums atvirkštinio varianto, tačiau taip neturėtų būti. Pabaigai keletas video, kaip atrodo pats rūšiavimas. Pirmas video su 1 arba 2 skubumo kategorijos pacientu, o antras video su 3 arba 4 skubumo kategorijos pacientu. Taigi matote, kaip greitosios medicinos pagalbos darbuotojai atveža pacientą. Prieš tai radijo stotelės pagalba įspėja apie jį ir aplenkia rūšiavimo postą, keliauja tiesiai į reanimacinę salę, kur pacientą pasitinka gydytojas reanimatologas su savo komanda. Pacientą trumpai referuoja greitosios medicinos pagalbos darbuotojai ir toliau jau pacientas prižiūrimas mūsų gydytojų. Antrasis filmukas, kaip minėjau, yra 3 arba 4 kategorijos pacientas. Šiame filmuke matoma, kaip rūšiavimo sesuo apklausysi trumpai anamnezę, matuoja gyvybinius parametrus, kad apspręstų, ar pacientas vis dėlto yra 3 ar 4 kategorijos. Kaip minėjau, iš gyvybinių parametrų matuojama širdies trūkimų dažnis, saturacija, temperatūra, kvėpavimo dažnis. Kadangi pats rūšiavimo procesas užtrunka, nors įgudusiai sesiai tai turėtų užimti tikrai nedaug laiko, kartais susidaro net eilės prie rūšiavimo posto. Kaip matom, sesuo stebi gyvybinius parametrus monitoriuje, veda juos iškart į mūsų IAM sistemą. Ir stebi kitus atkeliaujančius pacientus, nes gali būti taip, kad tiesiog kitas pacientas aplenks jau laukiantį pacientą savo skubumo kategoriją.
Tai tiek. Na, kągi, ačiū Jums už kantrybę. Tikiuosi pasidarė kažkiek aiškiau, kas yra rūšiavimas. Jeigu ir kils kažkokių klausimų, visada galite klausti bet kurios skubios medicinos rezidento. Mes mielai Jums padėsime. Šiam kartui tiek. Iki susitikimo darbe.